Pamatęs ją, negalėjau žengti nei žingsnio. Ilgi plaukai, graži suknelė. Aš myliu ją, mano širdis man sakė. Susikabinę rankom ėjo per Kauno alėją. Pats gražiausias poetas. Tokeris iš visų. Tokios kaip Giedrės nori jo, tokios šalavos noriu kaip Giedrė, kad mano mergina garažą. Kad mano mergina garažę šveistų skirtingi vyrai pakaitom, kad jinai būtų šizofrenikė kažkokia išėjus vapšiai į kitą kosmosą. Taip, čia mano svajonė yra. Aš tau iškviesiu taksį, gerai? Gerai? Gerai. Gaila, kad turiu nutraukt. Aš tai vėlai pasilikčiau. Ne, tai jeigu atvaryti, tai po to gal pasimatysi. Tai mes galime būti. Ne, tai aš turiu su draugus. O aš negaliu kartu. Ką? Negaliu kartu. Sako, aš negaliu. Kokia draugė, nedaug. Ты води по своему Дейве, по своему Гайде ты. Лет нафиг еще, не матичу. Варик. Иšnaudojamas skudurė. Varyk iš čia nafiks, kaip man tačkos, nuvalkata. Kad nematyčiau. Tai vad nebesitaikysime su Giedrė, nes jinai figėla. Jinai iš manęs tyčiais, aš galvoju, sėdėsiu kentėsiu. Ne, aš atsakysiu to pačiu visada, nes aš irgi turiu jausmus. Iš kur tik sustikom, čia gaidinti pradėjo mane, figėdino, įsikauja. Ir su pituchu kažkaip trainės ten, tas koinsus naudojasi iš jos. O tu tipo, o jisai gražutis. Ką tu gaidėjai ant svetimų vobų lipina, vapšė, Deivid, pituchas. Figėl vapšė čortas. Jo, tai dabar trumpai apie situaciją, susitiko mes ir naiškai padėjo kažką tai čia vaidinti. Oi, tu čia toks, tu čia noks, tipo, čia wow, tipo. Aš sakau, apsiramink, tu kažką čia vaidinti pradėjo maždaug. Atvažiavau, vos nesako, iškart lipu aš namoinu. Tai sakau, ko aš čia važiavau, aš tam kilva. Nu ir vienu žodžiu, labai figėl, nu visas bobos, va. Labai naudojasi tokią skylę turi ir sustrėlina kiek nori, o kai reikia kažkokį sustrėlinimą atsakyti nors kažkiek. Tai viskas jau, aš boba eik to natę. Šneka čia apie tą savo Deivį, pituchą kažkokį. Naudojasi tas gaidys, jekaro, čia ten koinsų prašinėja pituchas. Nieko negali, pats tai naudojasi kažką tai neįgalia boba. Dar svetimana. Deivi tu pituchas, atvėti iš gaidyną. Aš tiesiog atvirai jums sakau, aš negaliu iki tokio lygio pasiaukoti, kad būtų su Giedrė. Žinai, jeigu aš su ja būčiau, jūs pamatytumėt, kas yra. Nafik, jūs bent suprantat, ką jinai šneka. Nu, kosmosas, visiškas kosmosas. What the fuck. Tiesiog jinai labai stipriai serga, žiauriai stipriai, chebra. Taip serga, kad nafik. Jau man net gaila, kurva darosi, jos dar labiau iš tikro gaila. Nu, nafik, jūs čia kai kurie rašo ten tas, nes, nu, tą heitą jūs kurva supraskit, chebra, kad jinai nesiorientuoja aplinkoje, jinai nesiorientuoja šitam pasauliui. Jinai šneka, bet ką Giedrė šneka monologų ir net nesuprasi, apie ką šneka, kokiom temom, žinai. Jei tiesiog vat kažkokia ateina mintis, jinai tą mintį užsiciklina ir dar ten prigalvoja. Blet, jei chebra, jinai labai stipriai serga, man tai jos yra gaila, man net šlikštų iš tikro skaityti, ką čia kai kurie rašo, bet čia kosmosas, čia yra kosmosas. Jeigu jinai dabar su juo susitaikys, grįši tą pačią chatą, vėl bus tas pats, praeis 2 savaitės, nu, ta prasme, pizda, reikia traukti kažkaip tą Giedrę, chebra, nežinau, reikia traukti tą Giedrę ir viską, žinai. Ar jūs Giedrės nežinot, nematot, kokia jinai yra, blet, jai tiesiog reikia gerų emocijų ir viskas. Jau sunki situacija. Labai blogai baigsis, chebra, blogai gali, tikrai gaila man jos. Man tai irgi žiauriai gaila iš tikro, chebra, nu nafik, čia tokia nesąmonė, nu kažką mąstyti turim. Jeigu jums gaila Giedrės, spauskite jokutį, jeigu neverksniuką, nu pažiūrim, ką jūs čia mastot čatas. Tiesiog gal kai kurie žmonės jūs, blet, nesuprantat, nu čia ta prasme yra labai sunkiai, blet, žmogus labai sergantis yra ir tikrai stipriai sergantis. Tikrai stipriai, blet, nu tipo... Čia jau žodžiai nepadės, kad ir ką tu jai pasakysi, čia nepadės, žinai, tie žodžiai, jokie medicininės pagalbos. Tai jinai eina. Kada tu turi, kada tu čia turi problemų, tai tau pizza, nes, nu, aš suprantu, kad tau ten skauda ranką, koją, dar kažką, bet kai jau tau čia išvažiuoja, nu, tai jau yra reikalai.
Bet kuo jis serga, chebra, nahu iš čia klausinėt, kuo jis serga, jūs nematot? Ar jūs, blėt, atsimerkit, kai kurie, jeigu jūs nematot, kuo jis serga, tai jūs atsimerkit, ar jūs užsimerkę visi esat? Šneka, jūs pažiūrėkit, ką jinai per laivus, blėt, šneka, kurva, ar galima, ar taip, ar tai realiai galima taip šnekėti? Kurva, chebra, jūs nesuvokėt, jai yra labai blogai, labai blogai. Nahu, iš tikrųjų. Palaikykė, Deivint, aš ir bandau, blėt, kažkaip, bet aš jau čia aš jau pats galvoju, ne, tai jinai šiandien jeigu su juo susitiks, vėl bus tas pats, žinai. Ir vėl bus tas pats. Tu nori padėti ir darai laivų susitikęs. Jo, bet aš dariau su Giedre laivą, aš su Giedre pabuvau 3 valandas. Per tas 3 valandas aš jai bent gerų emocijų suteikiau. O ką tu padarei dėl jos? Ką tu padarei dėl jos? Kažką pagalvosim, kaip čia ką kur. Ištraukta Giedrutė, ne iš viso šito. Sunkiai situation. Bet kažką reikia, kažką mąstyti, žinai, jeigu jau aš aukočiaus all-in, aš jum kurva, aš jum per mėnesį, jūs tos Giedrės net pažintumėt, nesuprastumėt, kas vyksta. Ar tu jos nori? Ką reiškia aš jos nori? Kurva, gaila manęs, blėt. Ką tu, Deivi, dar nori su Giedre bendauti? Nu, kebra, jūs turit mane supras, kad aš nenoriu su jie būt, blėt. Aš noriu jai tiesiog padėti, blėt. Kol ji nesusiras normalaus vaikino, nieko nebus. Nu, tai aš irgi galvoju jo vit apie tai, bet, aš tai negaliu šitoj situacijų kitiek pasiaukot, blėt. Pizda, negaliu, kebra. Čia jau būtų virš visko, aš jaučiau aukočiaus kitam žmogui, žinai. Aukočiaus pilnai save kitam žmogui. Jo, gal ir čia būtų man kažkoks, dalykas, tipo, į man ateičiai gal ir karminis geras, bet, pizda, negaliu, tai aš tai tikrai negaliu. O tau jį nesimpatiška, tiesiog, ne mano žmogus, kebra, ne mano žmogus, aš kitoks esu, aš negaliu būti, aš turiu, pamilt kažkaip, įsimylėti dar kažką. Čia net nediskutuotina šitą temą.